Dabar keliausime į tobulą meilės šalį. Įsitaisykite patogiai, užmerkite akis. Keletą kartų giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Jūsų laikysena patogi. Jūs esate ramus. Įsiklausykite į savo kvėpavimo ritmą. Įsivaizduokite, kad dabar vaikštote ežero pakrantę. Jūsų pėdos liečia šiltą smėlį, šiek tiek grimzta jį. Smulkūs akmenukai masažuoja jūsų kojas. Jaučiate gaivų vėją. Plaučiai prisipildo tyro gamtos kvapo. Ausis džiugina gražiausios paukščių giedamos melodijos. Jūsų plaukus glosto švelnus vėjas, o akis raibsta nuo gėlių grožio ir spalvų. Visą kūną apgaubia šilkiniai saulės spinduliai. Jūs susiliejate su aplinka. Esate jos dalis. Gamtos karūna yra begalinė meilė. Dabar prieinate arčiau ežero. Vanduo toks lygus ir ramus, nemenkiausios bangelės. Jame atsispindi balti kamuoliniai debesis, žaidžia saulės spinduliai. Vandenyje matote savo atvaizdą. Pažvelkite į save. Ar jums patinka jūsų atvaizdas? Ar jūs bijote būti negražus? Pripažinkite, taip aš bijau. Ir nustokite bėgti nuo savęs. Nustokite slėpti. Tai, kas jums nepatinka, jūsų kūne, yra irgi jūsų dalis. Mūsų kūnas yra tobulas. Tai tobula, kad galėtume gyventi šiame pasaulyje. Taip ir turi būti. Neprimdami savo kūno, nepriimame savęs. Nuodydami savo kūną, nuodijame save. Bausdami savo kūną, baudžiame dalį savęs. Dabar sutelkite visą dėmesį į jums negražiausią savo kūno dalį. Įsivaizduokite, kad ta dalis stovi prieš jūs, kurios labiausiai bijote. Pati nemėgiamiausia jūsų versija, netobuliausia versija. Dabar jis stovi prieš visišką meilę. Ir ji tikrai nori iš jūsų sulaukti meilės. Ji tikrai nori būti pastebima. Ji jūs saugo. Ji įneša didžiulį indėlį į jūsų gyvenimą.
Ši dalis atsiranda, kai pamirštate apie save. Ši dalis atsiranda, kai išduodate save. Ši dalis pasirodo, kai galvoje užvaldo chaotiškos mintis. Ši dalis atsiranda, kai elgiatės iš logikos, logiškai apskaičiuodami, bet pamiršdami tai, ką jauti, pamiršdami apie savo širdį. Ir ši dalis vis tiek jūs myli. Pažiūrėkite ją. Pažiūrėkite, kiek ji prisidėjo prie jūsų gyvenimo. Galbūt šios dalies dėka valgote sveikiau, galbūt sportuojate, rūpinatės savimi. Galbūt ta kūno dalis jums padeda kvėpuoti, girdėti, matyti, suteikia galimybę vaikščioti. Pastebėkite ir atraskite, kaip ji prisideda prie jūsų gyvenimo. Ir ši dalis jūs myli. Ši dalis nori, kad jūs labiau pasirūpintumėte savimi, kad elgtumėtės su savimi švelniau. Šis kūrinys nori, kad suteiktumėte savo meilės. Ji nori, kad nebūtumėte savo toks griežtas. Ji nori, kad neišduotumėte savęs. Ji nori, kad pailsėtumėte. Ji jūs myli. Tai neatsiejama jūsų dalis. Kaip ir gamtoje, kurioje dabar esate, viskas reikalinga ir tobula. Taip ir jūsų kūne. Dar kartą pažvelkite į šią savo dalį ir pasakykite jai iš visos širdies: aš daugiau su tavimi nekovoju. Aš matau tavo indėlį į mano gyvenimą. Pažadu tau būti geriausiu šeimininku, mylėti, maitinti, prižiūrėti. Aš tave myliu. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Atsimerkite ir apkabinkite save. Atminkite, kuo labiau mylėsime ir dovanosime meilę, nieko nesitikėdami mainais, tiek meilės mus ir sups.